Šiandienos video tema yra sporto aikštelės savo kieme. Jeigu norite tokią pasidaryti pas save, tai aš pasidalinsiu rekomendacijomis iš praktikos, kiek vietos skirti, ką daryti ant žemės vietoj kažkokios vejos, kokiam aukštyje montuoti skersinį, na ir daug visokiausių praktiškų patarimų ir rekomendacijų. Pradėkim nuo to, kiek vietos reikia skirti sporto aikšteliai savo kieme. Aišku, svarbiausia yra ne per mažai. Dažniausiai yra statomas skersinis ir atrodo tiek ir tai reikia, kad padaryti prisitraukimus. Bet jeigu atsiranda nors vienas kitas elementas kaip kopėtėlės, arba kaip čia šiuo atveju galima pasikabinti bokso kriaušę ir boksuotis, automatiškai tai reiškia, kad vietos reikia aplinkui jau gerokai daugiau, kad galėtum patogiai čia apibėgti, šokinėti ir panašiai. Vėlgi, kalbant apie tą patį skersinį, reikia pagalvoti, darydami prisitraukimus, į kurią pusę jūs žiūrėsite. Ar žiūrėsite į kaimyną, ar į savo namą. Be to, kalbant apie lygiagretes, ką irgi verta pasidaryti, tokiu atveju jūs kilnosite kojas, tai pasižiūrėkite, kad tikrai užtektų vietos tam. Tai jeigu norite pasidaryti ne dekoraciją sporto, o realią sporto aikštelę, tai vietos aplink jūsų tą sugalvotą pasidarytą struktūrą tikrai reikia skirti daugiau. Be to, šiuo atveju aš sakau, kad ruletė yra mūsų draugas ir aš darydama aikštelės visą erdvę iš karto paskaičiuoju taip, kad metrai būtų apvalūs, tarkim 4 ant 5. Todėl, kad jeigu aš sugalvosiu daryti, tarkim, guminės plyteles, apie tai vėliau, tai tada aš iš karto žinosiu, kad jos puikiausiai tilps. Šiuo atveju aš ką darau dar papildomai, tai aš planuoju tarp tvoros ir tarp sporto aikštelės padaryti tokią kaip gyvatvorę, tam, kad ta aplinka tokia būtų malonesnė ir kad sukurtumėm šiek tiek tokį sporto kambario jausmą. Tad tų gyvatvorių aplinkui pas mane dar tikrai bus. Antras aktualus klausimas yra sporto aikštelės danga. Dažniausias variantas, kad tai yra tiesiog veja arba pievelė, bet jis turi didelį trūkumą. Tai yra tai, kad ilgainiui aplink šituos kiekvienus stulpus reikės tikrai sudėtingai šienauti. Tai reiškia, arba mes nepasieksime, arba tiesiog bus žolių kuokštai, arba reikės su specialiomis žirklėmis kiekvieną apeidinėti. Ir jeigu aktyviai naudosite, tai aišku, čia to žolės labai greitai nebus ir išsitrins, išsimindys ir taip toliau. Dabar alternatyvūs variantai yra kokie, tai yra tiesiog padengti visą šitą plotą su skaldele. Na, tai nebus labai patogu, jeigu kartais nugriūnate. Kai filmavom laidas Čia mano sodas, tai porai variantų mačiau, kad tie akmenukai buvo surišti su specialia derva, kuri leidžia vandeniui susigerti, bet tie akmenukai neišsitaško. Bet tokiu atveju, šitam plotui, tai aš įsivaizduoju bent 1000 eurų tikriausiai neužtektų vien už tą dervą užmokėti. Taigi būtų gana brangus sprendimas. Ir dar vienas dažnai naudojamas variantas, tai yra guminės tokios kaip plytelės. Labai svarbu tokiu atveju pasirinkti jų kokybę. Tai jeigu jos kokybiškos, tai tikrai labai malonu sportuoti. Taigi tikrai gali būti, kad čia pilnavertiška sporto aikštelė būtų, ne tik naudojant skersinius, kopėteles ir panašiai, bet ir darant pratimus tiesiog ant žemės. Na ir kylam pagaliau prie pačios sporto aikštelės. Šią pagamino ir sumontavo man Twination, už ką aš jiems esu labai dėkinga ir aišku viso proceso metu aš viską išklausinėjau, kad galėčiau ir su jumis pasidalinti, nesgi daugelis darome patys tokius dalykus. Na, o jeigu norėsite iš jų užsisakyti, tai bent jau žinosite, kokių parametrų reikia reikalauti ir ieškoti. Taigi, pradedant nuo pamatų, čia yra daugmaž metro gylio pamatai. Ir pats šitas daiktas yra 65 cm įgilintas po žeme. Kodėl 65 cm? Todėl, kad nors gaminys yra ir standartinis, bet vis dėlto pagal kiekvieno žmogaus ūgį galima jam patogiausiai pritaikyti, kokiame aukštyje turėtų būti skersinis. Taigi, kokiame aukštyje tą skersinį montuoti? Jeigu žmogus, kuris daugiausia naudos, yra jo ūgis nuo 1,78 m iki 1,95 m, tai tada yra toks jau klasikinis aukštis 2,40 m. Pavyzdžiui, mūsų šeimoje vaikai dar yra šiek tiek žemesni, tai atitinkamai pagal mūsų šeimos naudotojų šitos sporto aikštelės ūgį mes montavome tokiame aukštyje 2,35 m.
Taigi aukštis iš esmės turi būti toks, kad tas žmogus, kuris sportuoja, galėtų pašokdamas tiesiog pasiekti. Dabar koks turėtų būti skersinio storis? Taip, sakoma, kad dažna klaida yra ta, kad jis yra per storas. Šiaip, jeigu jūs patys darote, tai galite naudoti tiesiog colinį vamzdį. Kitaip tariant, tai turi būti 33,7 mm skersmuo. Turi būti lengva apglėbti. Na, kalbant apie lygiagretes, tai tarp jų atstumas turėtų būti 55 cm. Ir Twin Nations vaikinai sako, kad tai yra viena iš dažniausių klaidų, kad būtent yra padaromas per didelis atstumas ir tada labai nepatogu sportuoti. O jie žino, ką šneka. Aš buvau sužavėta, kad jie yra ne tik tie, kurie gamina sporto aikšteles ir jas montuoja, bet jie ir patys yra sportininkai. Jie atėjo iš sportų srities, dvyniai, ir jie daro neįmanomus dalykus, jie yra čempionai ir netgi Gineso rekordų padarė būtent su prisitraukimais ir visko, kas čia susiję. O, fantastika, bet kad tokių žmonių Lietuvoje būtų daugiau. Taigi ir jūs galite užsisakyti sporto aikšteles iš sportininkų. Na ir pabaigai dar vienas jų labai svarbus patarimas. Nepulkite sportuoti iš karto, leiskite betonui sustingti, palaistykite kartą ar du, ypač karštą dieną. Na, sportuoti pradėkite ne anksčiau kaip 2 dienos po sumontavimo. Ačiū, kad buvote su Geltonu karučiu, susitiksime šitame YouTube kanale. Gero sportavimo!